Sveiki gyvi vaikai ir jų draugai. Girdėsite pasaką apie kupranugarį ant slidžių. Ten, kur niekas nešvenčia kalėdų, o smėlynai driekiasi taip toli, kad krašto nematyti, gyvena baltas kaip sniegas kupranugaris vardu Ozan. Jis turi labai gražias blakstienas, jų pavydi ne tik arabų, bet ir viso pasaulio moterys, mat jos ilgos ir tankios. Ozan labai žingeidus, todėl kasdien klausinėja savo tetų ir dėdžių visokiausių klausimų, į kuriuos ne visada jie turi atsakymus. Pavyzdžiui, kodėl dangus mėlynas, arba kiek yra žvaigždžių ir kur pasaulio kraštas. Dėdė Antonas išmokė Ozaną atpažinti šiaurinę žvaigždę, jei šis kartais pasiklystų. Pamokino, ką daryti per smėlio audrą ir dar daug kitų kupranugariškų dalykų. Kartą dėdė Antonas prasitarė, kad kitoje pasaulio pusėje kažkur tarp aukštų kalnų iškrenta sniegas. Toks panašus į vandenį, tik baltas ir lengvas kaip pūkelis, tačiau vos tik nukritęs, jis kaip mat ištirpsta. Dėdė Antonas apie tai žinojo iš savo šeimininkų, kurie kasžiemą skrenda slidinėti į Šveicariją. Tačiau pats niekados nėra ten buvęs ir nepažįsta nieko iš kupranugarių, kas būtų ten buvęs. Kadangi Ozan buvo tikrai žingeidus, pamažu jam gimė svajonė – pamatyti sniegą. Ir ne tik. Karštomis dienomis vietoj smėlio jis įsivaizdavo šaltą, baltą sniegą. Svajodavo nukeliauti į Šveicariją ir išmokti slidinėti. Tamsią naktį pamatęs krentančią žvaigždę, Ozan mintyse tuoj pat pakartodavo savo norą. O dieną prisirišęs po porą palmės žievių ant kojų, mokėsi slidinėti nuo smėlio kalno, įsivaizduodamas, kad tai tikro sniego kalnas. Tiesa, taip darydavo tik tada, kai niekas nematydavo, išskyrus dėdę Antoną, mat jis pats ir pasiūlė tai pamėginti. Tačiau dienos ėjo ir naktys, vėjas pustė smėlį,